Jūs mėgaujatės kontrastinga patirtimi, kuri padeda jums aiškiau susitelkti į savo asmeninius troškimus, tad pabandykite nuoširdžiai savo atsakyti, ar jums iš tiesų patinka kontrastas. Ar jau pasiekėte suvokimą, kad esate pirmosios linijos kūrėjai? Ar žinote tai? Jūs esate šaltinio energijos tęsiniai ir atėjote čia tam, kad kurtumėte naujas idėjas, patirtumėte naujas patirtis, atėjote tam, kad prašytumėte naujų dalykų. Jūs esate pirmosios linijos kūrėjai. Tai ir reiškia būti kūrėjų fronto linijos priešakyje, būti amžinos energijos, kuri yra šaltinis išplėstinė pažangiausia dalimi. Jūs dar prieš įsikūnydami šiuose fiziniuose kūnuose sakėte, man patinka įvairovė. Ir net dabar sakote, man patinka įvairovė. Įvairovė gražus žodis kontrastui apibūdinti. Įvairovė reiškia galimybę rinktis iš daugybės. Mes mėgstame sakyti, kad kontrastas, kuris yra įvairovė, verčia jūs sutelkti dėmesį. O tas dėmesio sutelkimas, apie kurį mes kalbame, yra daug subtilesnis ir lengviau pasiekiamas, nei daugelis supranta girdėdami žodį susitelkti. Net paprasčiausias vienalastis organizmas, patirdamas savo aplinką, gimdo savo pirmenybės. Pavyzdžiui, kai išgyvenate situaciją, kuri jums nepatinka, tą akimirką gimsta jūsų pageidavimas. Kitaip tariant, vien buvimas aplinkoje, kurioje patirėte išgyvenimus, verčia jūs atrasti savo asmeninę, savanaudišką ir tai yra gerai perspektyvą apie tai, ko jūs labiau norite. Tai galima vadinti troškimu arba tiesiog vidiniu polinkiu, bet pats gyvenimas gimdo tai jumise. Ir kai pirmenybė gimsta, ji iš jūsų sklinda vibraciškai. Mes vadiname tai troškimo raketa ar pirmenybės teikimo raketa. Ir tą pačią akimirką šaltinis, kurio tęsiniai esate jūs, minties lygiu tampa vienas su tuo nauju troškimu. Kitaip tariant, kai tik patiriate aplinką, kuri gimdo norą ar pirmenybę, šaltinis sako, taip, sutinku. Ir visi visatos ištekliai pajuda tam, kad sudėliotų aplinkybės ir įvykius jūsų troškimui išsipildyti. Vibracijos lygmenių jūsų vidinė esybė, jūsų šaltinis, tai ką vadinate Dievu, nesvarbu kokį vardą suteikėte šiai nefiziniai energijai, akimirksniu ir visiškai tampa vienas su jūsų troškimu. Vienintelis klausimas, ką jūs darote vibraciškai santykyje su tuo troškimu? Ar jūsų vibracija sutampa su juo? Štai dar vienas dalykas, kurio manome dauguma dar iki galo nesuvokėte. Kontrastas gimdo jūsų troškimus, o beveik visa jūsų nefizinė dalis akimirksniu tampa tuo, ką pasirinkote. Nes nefizinėme vibracijų pasaulyje, kai pagalvojate mintį, ji jau yra įvykdyta. Fizinėme pasaulyje, kur laukiate materialaus pasireiškimo, kiekvienas kūrinys yra 99% baigtas vibracinėme lygmenyje dar prieš pasirodant fiziniam jo įrodymui. Tad supraskite, tą akimirką, kai ko nors panorote, kai tai įvardijote, kai net šiek tiek to užsinorėjote, kai pajutote, kad jums tai patiktų, kai uždavėte klausimą, šaltinis sako taip. Ir tai yra padaryta, mes nejuokaujame. Jei jūsų aplinka pajėgi įkvėpti jumise naują norą, ji pajėgi ir jį visiškai išpildyti, bet visada bus laiko tarpas, laiko buferis tarp momento, kai tą norą pagimdėte ir momento, kai jis pilnai pasireikš jūsų patirtyje. Ir tas tarpas priklauso tik nuo to, kiek laiko prireiks uždaryti vibracinį atotrūkį. Todėl, kai trokštate dalykų, kuriais jau tikite, jūs jau esate vibraciškai su jais sutapę ir jie gali iškart pasireikšti. Bet jei trokštate to, ko abejojate, jei trokštate nerimaudami, jei sutelkite dėmesį į priešingą realybę, jūs laikotės vibracinėme netitikime su savo noru. Ir nors jūs paprašėte, nors šaltinis atsakė taip ir tai jau duota, jūsų patirtyje to dar nėra, nes yra vibracinis skirtumas. Jį turite uždaryti. Štai apie ką yra šis pokalbis, mes vadiname tai leidimo menu. Tai iš tiesų yra menas leisti tam, kas jūs esate ir tam, ko trokštate laisvai tekėti jūsų patirtį. Tai menas leisti savo vibraciškai susiderinti su tuo, kas jūs esate, su tuo, ko jau tapote. Ar žinote, kad kiekviena jūsų patirtis gimdo naują troškimo raketą ir didžioji jūsų dalis akimirksniu tampa tuo? O emocijos, kurias jaučiate galvodami apie tai, rodo tik, ar leidžiate savo tapti tuo ar ne. Jūs negalite atsitraukti, kai duodate pradžią naujai pirmosios linijos patirčiai, kai gimsta naujas troškimas, jūs privalote judėti su juo. Jei to nedarote, jūsų emocinė navigacijos sistema nuolat jums primins, kad nesate suderinti su tuo, ko jau tapote. Kai patirėte naują troškimą, šaltinis sako, jūs turite žinoti, jūs esate verti. Jūs esate pirmosios linijos kūrėjai. Nėra geresnio, kuris galėtų prieiti prie šios išvados, kaip tik jūs. Tai padaryta. Ir dabar, draugai, viskas priklauso nuo jūsų.
Ar prisiderinsite prie to, ko prašėte? Dažnai girdime jūs abejojant, ar šis tikslas vertas, ar jis pakankamai dvasingas, galbūt per daug materialus, o mes sakome, dvasia, kuri esate jūs, materializavosi. Dvasios pirmutinė išraiška yra materija. Jūs gyvenate laiko ir erdvės realybėje, kur jūsų pojūčiai, jūsų vibracijų vertėjai. Matote akimis, nes jos interpretuoja vibraciją. Girdite ausimis, nes jos interpretuoja vibraciją. Lygiai taip pat užuodžiate, jaučiate, ragaujate, visa tai yra vibracijų interpretacijos. Tad jūs vibraciškai interpretuojate šią laiko ir erdvės realybę ir tai yra maksimaliai materiali patirtis. Jūs negalite atsitraukti nuo pirmosios linijos ir tai, ką vadinate Dievu, yra čia, jumise ir visame, ką matote šiame materialinėme, bet tuo pačiu ir visiškai dvasinėme pasaulyje. Kitaip tariant, jie nėra atskiri, jie yra vienas ir tas pats. Jei klausite, kaip žinoti, ar aš vertas rinktis, mes atsakome, jūs jau čia. Jūsų aplinka verčia jūsų telkti dėmesį, o minties sutelkimas tai prisiminimas, svarstymas, įsivaizdavimas, stebėjimas, komentavimas, apmąstymas. Visa tai yra energijos sutelkimas, vibracijos siūlymas, kūrybinis veiksmas. Mes norime, kad jūs išgirstumėte ir pajaustumėte iš mūsų dar šiandien. Jūs esate šaltinio energija. Nėra nieko vertingesnio už tai, kas jūs esate. O jūs patiriate gyvenimą, kuris gimdo jūsų troškimų raketas. Ir tie troškimai yra taip mylimi šaltinio, kad jis pilnai tampa viena su jais. Todėl jūs negalite suklysti ir negalite to užbaigti. O suklysti negalite, nes šis procesas niekada nesibaigia. Kai stovite kontraste, kur jūsų realybėje pasireiškia kažkas, kas jūsų nedžiugina, jokios problemos. Gavote naujos informacijos apie tai, kas jums labiau patinka ir ko norite. Ir ją atnešė nuostabi patirtis, kurią ką tik patyrėte. Žodžiai nemoko, žodžiai iš viso nemoko. Keista, juk jų tiek daug sakome. Mokytojas yra gyvenimas ir patirtis. Tai jūsų gyvenimo patirtis suteikia jums žinojimą. Nėra nieko, ko jūs negalėtumėte pasiekti, nes jūsų aplinka privertė jūs to norėti, o šaltinis visada sako taip. Bet jūs turite atrasti būdą tapti vibraciniu atitikmeniu. Jūs negalite nuolat žiūrėti į tai, ko nenorite ir tuo pačiu būti suderinti su tuo, ko norite. Turite pakeisti savo perspektyvą. Jums būtų naudinga suvokti, kad 99% visko jau yra padaryta dar prieš pasirodant pirmiems įrodymams. Tad kai jų dar nematote, ar nebūtų taip pat lengva galvoti, kad jau esate pakeliui, kaip manyti, kad nesate? Tik kad jūs žiūrite į savo praeities manifestacijas ir įtikinate save, jog esate neverti, ar kad tai neįmanoma ar neišgydoma, o mes sakome, nei vienas iš šių teiginių nėra tiesa. Jūs galite būti, daryti ar turėti viską, ko jūsų gyvenimo patirtis privertė jūs norėti, nes šaltinis jau pasakė taip. O dabar turite atrasti būdą pasakyti taip ir patys. Sakykime, jūs norite santykių, jūs nenorite būti vieni ir tai paleidžia jūsų troškimo raketą. Šaltinis sako taip, žinoma, mes jau dėliojame aplinkybės, iš tiesų dėliojame dar bevykstant sprendimų išbaigti kitus santykius, nes per visas jūsų patirtis jūs jau pripildėte savo vibracinę sąskaitą. Mes ją taip vadiname vibracinę sąskaitą. Kontrastas gimdo šias troškimo raketas ir jos ten saugomos, laukdamos, kol tapsite vibraciniu jų atitikmeniu. Kiekviena jūsų nesantaika, kiekviena ginčas, kiekviena akimirka, kai su jumis buvo nepagarbiai elgiamasi ir patys taip elgėtės, kiekviena akimirka, kai norėjote, kad būtų kitaip, kiekviena neigiama patirtis, visos jos gimdė tobulą santykių viziją jūsų vibracinėje sąskaitoje. Ji laukia jūsų ir ji daug gražesnė nei bet kuris kontrastinis ryšys, kuris padėjo jai gimti. Iš tiesų, kuo daugiau santykių patyrėte, tuo tobulesni santykiai laukia jūsų vibracinėje sąskaitoje. Šaltinis sako, tai padaryta, mes žinome, kas tas asmuo yra, mes žinome, kur jis yra, mes žinome, kaip jūs suvesti, tai užbaigtas reikalas. O jūs tuo tarpu nerimaujate, skundžiatės, prisimenate, kas buvo blogai, pasakojate kitiems apie savo aukos vaidmenį, tuo tarpu čia tobulas partneris laukia jūsų. O jūs pranešate pasauliui, nėra man tinkamo žmogaus. O mes sakome, štai jis, štai čia. O kaip atpažinti, kur tas čia? Čia jaučiasi kaip džiaugsmas, čia jaučiasi kaip meilė, čia jaučiasi kaip dėkingumas, čia jaučiasi kaip geri dalykai. Ten jaučiasi kaip blogi dalykai. Kitaip tariant, žinome, tai sunkoka suprasti, kad tai, kas gera, jaučiasi gerai. Bet taip tikrai yra. Teigiamos emocijos ir palengvėjimo jausmas yra judėjimas troškimo link. Neigiamos emocijos yra judėjimas priešingai kryptimi nuo to, ko trokštate. Tikrai, mes nejuokaujame, nes visa esmė yra tame vibracinėme tarpe, kurį jūs turite uždaryti. Mes parašėme knygą, pasiūlėme begalę procesų, mums gaila tų, kurie bando juos visus daryti.
Mes nuolatiniai procesų tiekėjai, bet kiekvienas procesas turi vieną tikslą – padėti jums uždaryti vibracinį atotrūkį tarp dviejų vibracinių taškų, tarp to, kur esate dabar ir to, kur norite būti. Visi jie apie kilimą emocinę skalę aukštyn. Emocinė skalė viename gale turi nuostabias emocijas, džiaugsmą, meilę, dėkingumą, aistrą, kitame gale slogias emocijas, tokias kaip baimė ir neviltis. Viename gale slypi laisvės ir įgalinimo pojūtis, kitame nelaisvės ir bejėgiškumo pojūtis, o visos emocijos tarp jų tai jūsų suderinamumo su tikrąja esybė laipsniai. Atkreipkite dėmesį į sąsają. Štai jūsų vidinė esybė, šaltinis, Dievas, nesvarbu kaip pavadinsite, ir štai jūs kažkur vibracinėme santykėje su juo. Kuo arčiau esate, tuo geriau jaučiatės. Tad pradėkite kas akimirką galvoti, kaip jaučiatės, nes kai komentuojate, prisimenate, įsivaizduojate, jūs renkatės kryptį, tai gali būti kryptis į tai, ko norite, arba į tai, ko nenorite. Ir nesvarbu, kiek kartų jau buvote pasirinkę kryptį link to, ko nenorite, šioje akimirkoje jūs esate galingi ir galite bet kada pradėti naują kryptį.